Labą dieną, ar rytas, nežinau. Susitikau su Simona. Simona yra vienintelis žmogus, kuris nori pašnekėti, kai aš filmuoju. Ir vienintelis žmogus iš draugų, kuris žiūri mano vlogus. Ne vieni. Nes visiems kitiems neįdomu. Susitikom pagaliau. Aš tik nusprendžiau iš tikrųjų, kad šitą vlogą daugiau nekalbėsiu. Ir viskas, nes jau kai pažiūriu, ką prikalbu, tai būna labai gėda. Kaip kažkokia durnelė įsiraunu į Darijos vlogus ir visą laiką kalbu. Viskas. Tyla. Ne, tyla, nes, žiūri, užtisa, kai kiti žmonės nenori filmuotis ir kalbėti. Lemba, žiūri. Tai einam dabar nuotraukų pasidaryti outfito, ne? Taip. Ir tada pavalgyt. Taip. Į Polhemą. Taip. Ir aš eisiu tada sportuot. O Simona neis sportuot. Aš irgi eisiu sportuot, bet namie. Ant sofos gulėt. Nes tai, net nežinai to. Aš dabar sportuoju ir nevalgau picų. Picų nevalgau. Na gerai. Einam žodžiu, bet. Labas, Darija. Ką veikia? Atėjom fotkintis. Savo kortelę sulaužiau, tai Simona paskolina. Įdedam kortelę. Fotoaparatas pakrautas pirmą kartą gyvenime. Ir va čia fotkinamės, prašom. Ai, ką norėjau pasakyti. Čia dabar Darija padaryk didžiausią melą fotosesijų, žinai, kai atsisegi šitą striukę ir kai nusiėmi šaliką ir apsimeti, kad tau visai nešalta. Dabar yra kažkur -6. Apple appsas rodo, kad jaučiasi, kad kažkur nuo -10 iki minus kokių dar nežinau. Tai aišku pirštinės, šalikai. Oh my god. Tu visai striukę nusiimsi? Ne, nenusimsiu. O, tai gerai. Ai, o dieve, kaip šalta. Outfit of the day. Nu gerai, pasakyk, ką tu dėdės. Batai. Batų kalnas. Lindex. River Island. Iš Eisos. Zara. Stradivarius. Michael Kors. Kažkur ten laikrodis užstrigęs. Viskas. Atėjome į Polhemą, mūsų alma mater. Nu, parodom batus. Espadrilės naujos, Tamariso. Žiūrėkit, 39. Kaip tik man. Tokia mažytė kojytė atrodo šiaip. Dar gražius parodysiu labai. Taip, tada antra vieta yra man šitie vat yra. Patinka tau? Su sidabru. Trečia, manau, šitie. Ryškus. Gražus. Kaip gerai, 39 visas. Praeitą kartą buvo per didelį. Čia iš senesnių. Jo. Matavausi. Žiūrėk basutės. Kokios lengvos. Ar šitie gražus man? Slaideriai, ne čia. Slaideriai vadinasi. Tipo slaideriai. Ir va šitie tas kulnas, tai žiauri fainas. Padėsim į vietą. Gila, kad dabar -6 laipsniai laukia iš tikrųjų. Nu jo. Džiovinimui. Atsirado kempinėlės. Kaip vadinasi kempinėlės? Veremona. Taip. Šepetėliams valyti. Simona. Atėjom į piano. Ane? Nu. Renkamės, ką valgysim, dar nežinom. Parodysiu, kai išsirinksim. Ir arba kai valgysim. Va čia vat mes esam. Atkeliavo sriuba. Duona. Skanaus.
makaronai su vištiena, jautienos kepsnelis. Naujas favoritas. Kašia pineapple'as. Kiek kainuoja? 29,95. Šiaip faina. Nežinau, man atrodo, kad Faina, bet nepirkčiau, bet šiaip tai faina. Nu, nauja kolekcija. nereklamuok čia Zaros. Haha. Nereklamuok. Va čia Simona matuosis, o aš čia irgi prisirinkau šiek tiek. Bet nesu šiaip įstikinus, ar tikrai kažką pirksiu. Nu ką, marškinėlis, tai tikrai galima nusipirkti iš tokią kainą iš seilo. Jo, bet reikia mąstyti, ar tikrai to reikia. O ne bet ką imt. Pirmas drabužis Maikė. Su Maikės ant viršaus imitacija. Nugaro nieko nėra. Nežinau. Simona. Žiūri faina palaidinę. Gerai atrodo. O, aš irgi noriu. Lemba. Tavo šitas fainas. Manai, Aha. pagalvosiu dar. Marškiniai. Man tai fainai. Simona, ateik čia. Kokie gražus tau. Šitą labai fainai atrodo. Tavo fainai atrodo. Nežinau, man biškai kažkaip keistai. Labai gerai atrodo. 10 eurų. Tinka prie sijono ir šiaip. Prie sienų jo, bet Trumpi tokie. galima ranką pasikti. Čia tai tikrai ne. Fainas. Žiūrėk gražus. Gražiai atrodo. Tinka. Prie džinsų gerai bus. Prie sijono tai ne, bet prie džinsų tai gerai. Nebent nors ten nusikišti pusę. Šiaip tai gražu. Tikrai. Kodėl aš ne modelis ir ne viskas taip gražiai ant manęs atrodo. Fonai. Aš jau seniai grįžau namo ir kaip matėt po susitikimo su Simona, iš karto nuvažiavau į sporto klubą, ten buvau treniruoti vienoj. Šiaip nepatiko, kažkaip nelabai, žinokit, nelabai. Pratimai presų buvo kažkokie labai jau lievi. Negalėjau normaliai padaryti, nes kažkokie žodžiu, nesmė. Ir parodysiu, ką aš turiu šitame maišelyje. Beje, taip pat buvau senukuose ir kągi aš ten pirkau. Tai tuoj sekundę parodysiu, nes jau sutvarkiau. Tuoj ištrauksiu. Va, ten buvo tokia plevelė, iš kurios aš pasidariau foną nuotraukom. Tai čia tas marble tipo bus. Nu, žodžiu, ne visi supras tokius bajerius. O maišelėje tai dovanos nuo Paul Hempiaro iš pradžių. Tai tuo iš viską ištrauksiu. Tai čia yra Tangle Teaser šepečiai 3. Tai yra tokia 3 žingsnių plaukų šukavimo sistema, galėčiau tikriausiai pasakyti. Pirmas žingsnis yra šitas, čia plaukų džiovinimui skirtas šepetys, tada šitas yra detangling brushas, šitas yra finishing brushas, tai čia tiesiog tas Tangle Teaseris. Va toks vat. Ir jo šereliai yra šiek tiek kitokie. Tai dar nieko nebandžiau, nieko negaliu pasakyti, va rodau, kad naujienas pas mane atkeliavo. Toliau aš pasiėmiau iš ten batus. Sau jau. Va taip tie batai atrodo tikrai nepatiks visiems, čia jau faktas, nes jie tokie labai jau keistokie, ne? Bet Simona sakė, kad šitie yra geriausi iš visų ten, kurie liko. Tai pasiėmiau šitus. Sumaišiau kavas, dabar nežinau, kur latte, o kur kapučino. Kaip čia atskir dabar? Gal čia latte? Nu, pažiūrėsim. Pyragėlis. Tai gavos taip, kad aš vis dėlto geriu kapučino. O čia mano latte stovi. Ai, tuoj palaukit, pakeisiu kadrą. Važiuojam.
priklausau, nes mes esam ne tik be teisių, ne tik be automobilių, bet ir be teisių. Be teisės, be automobilės. Tai va, viešasis transportas. O čia iš tikrųjų važiuoja tai kas valandą autobusai. Tai be nieko. Geriau nei nieko. Ja, pro tą pusę. Važiuoja. Taip, į oro uostą. Antras autobusas. Atvažiavom į Ikėją. Kur Ikėja? Ten. Eisim valgyt ar eisim į ekspoziciją? Ekspoziciją? Ekspoziciją, jo. Ir tada gal po ekspozicijos tada pavalgysim. Saviškinį ragėlį. Aha. Nes kažkaip prisivalgėm iš tikrųjų nuo kavos. Tai reikia pavaikščiot. Manau. Be aparatų. Šlovės bijom. Kačiukas už 3 eurus. Atėjau namo. Po darbo labai pavargau. Čia mano sofa. Ir turiu žalią sofą dar. Draugai svečius atėjo. Ar skanę kavą padariau? Skanę, žinau. Moku kavą daryti. Pavargau po ilgos darbo dienos. Ką šiandien gaminsim? Indus vyras išplovė. Šaldytuvas. Kad tuščias. Nieko šiandien negaminsiu ir nevalgysiu. Kaip gražu. O valgysiu šiandien? Vėl nieko nevalgysiu. Šiaip iš tikrųjų man patinka kaip va taip. Čia tas stalviršis, ale baras. Patinka man irgi šitas stilius, bet kas čia? Šiaip spintelės kažkokios. Oi, kaip šitas fainas. Žiūrėkit. Meniu. Radau sau gėlę. Tikrai ilgai išgyvens šitą. Ne taip kaip kitos. Čia betukai. Pieštukai. Ai. 2, 3. Piau, 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 piau. Žiurkytės. Pamečiau žiurkytės. Atsinaujinau šiek tiek. Valgysim šiandien sveikai. Salotos su feta, 2 skirtingi padažai. Ir dar eisim kavos. Eilė. Matos? Va ten didelė eilė, tai palauksim šiek tiek. Imu lėkštę. 1. Mano mėgstamiausia dalis. Ką čia nusipirkt, nežinau. Jau daug ką turiu iš šitų. Labai man patinka keist dažnai. Gal su nuolaida kažkas yra? Ne? Nežinau net. Šitas man visai gražus. Tamsus man irgi gražus, bet ant jų šiaip žiauriai dulkės matosi visos. Atrodo nėra dulkių, bet šitą turiu, tai vat fainas. O, nuolaida. Mėgstu vat šitą vat skyrių. Užrašų knygutę. Nauja kažkokia. Graži. Šitą 5 eurai. Atsirado naujos žvakės ir šita žvakė yra pudros kvapo. Iš tikrųjų kvepia kaip pudra. Žiauriai fainai.
Apsipirkom. Gėda su manim šaliai. Gali paspausti ant ekrano. Palauk, čia reikia pavalyti.